Nuo 22 metų, 3 metų pradėjau gyventi tokį gyvenimo būdą, vadinasi, vidinės gyvenimo būdas. Kaip sakyt, kaip pasakius, konfliktas su savimi būna toks žodis psichologijai. Tai konfliktas, tai vadinasi, tada tu susiduri su įvairiom situacijom ir kaip tu jas sprendi, kaip jas reaguoji. Vat kokia reakcija būna? Įvairi. Vieni žmonės bando pasipriešinti tam, kiti bando išspręsti kažkokią loginę tvarką, kiti intelektų remiasi, dar treti bando apgauti kažką iš to, išeiti iš tos aplinkybės, apgauti kažką suviniuoti, ketvirti ir visi mes kažkaip tai bandom įsisukti iš to. Bet į tą tiesą atsisukti mes nei vienas nebandom. Kažkaip neįdomu, nu kam čia, kažkur reikia įsisukti, pabėgti nuo to, įsisukti kažką tai, nu vat, taip vyksta, ir su manim tai vyksta, aš nesu kažkoks įsivadavęs, kad čia kalbėčiau jum apie tai, bet vienas įdomus momentas toksai. Kiek eini tuo keliu, kiek tu patiri tų visokių nevilčių, kančių, įvairių visko, ir jos pastoviai kartojasi. Žiūrėk, vienas supranta, tai jis pradeda mažiau kartuoti, kažkaip subalansuoja savo tą gyvenimo būdą, atrodo viskas tvarkoj, o kitas kartuoja ir kartuoja. Vat kodėl aš apie save pastoviai tik noriu papriešti, ne iš tos prizmės, kad iš ego, kad aš čia noriu pakalbėti apie save, kad aš kažkoks. Bet įdomiausiai, įdomi asmenybė, aš negaliu kalbėti apie kažką kitą, nes aš jo vidaus nežinau, kaip jis išgyvena, ką jis mąsto. Gal jis ten prisidengęs, gal jis aptarinėja save ir kitus. Dar ten. Daleiskim, kaip aš pats save išjaučiu, aš tiesiog nustebęs, kaip aš gyvenau, aš apstulbęs. Kaip taip įmanoma, koks kompromisas gyvenime gali vykti. Kiek įvairių bangų eina, kaip būtų jūra ir kažkokia audra, kai pakyla, ir paskui tos bangelis, kai nueina, nuo vidurio, kaip tas tsunamis buvo, tai nuėjo, tai viską net nušlavė. Bet ne to nušlavimo būseno, ne tos mažųjų milijardai. Tai praktiškai tas protas, jisai ant tiek vibruoja viską ir ant tiek traukia, pas vienus sako, žmogus nugyveno gyvenimą. Mes pastebėjom, užtenka vediniai srity, tarptautinės Krišnos sąmonės organizacijos, tai mes tų narių vienas kitą pažįstam daug. Tai pasižiūrėkit, atrodo, mes tobulėjam dvasiškai, kartuojam džepą, viską, bet ant tiek būna dar baisesnių dalykų, negu tam pasaulyje, kur mes nepažįstam. Tai vat, kame čia reikalas? O čia yra įdomus toks momentas, ką aš esu savo šitą menką praktiką pagavęs. Yra toks dalykas savi apgaulė. Nes ką reiškia savi apgaulė? Netgi tu kažką, galvodamas, kad tu kažkas esi, kažkokioje srityje, kad religija nesvarbu, tu gali praktikuoti krikščionybę, budizmą, krišnaizmą, nu ką tik nori. Bet tu gali praktikuodamas tai apgaudinėti save. Kitų gal tu neapgaudinėsi, kiti gal tavimi patikės kažkiek. Ką reiškia save? Tu daleiskim, tos praktikos būdu bandai, nu čia pas visus tas gaunasi, kad mes bandom kažkokią naudą pradžioje, tai visi mes ir taip iš naudos pagamintis, kaip materialistiniai platformai, kad mes norim tos naudos. Tai čia nekalbu aš, kada mes prisijungiam prie kažkokio judėjimo, aš biškį tokį įvadą noriu padaryti. Ir tos naudos. Ir pasižiūrėkit, kas gaunasi. Kartuojam tą džapą vieni, kas medituoja budizme, kas dar kažkokį praktiką mes darom, turim mes praktiką. Tai aš paskui aiškiai, aš čia turiu daug tos medžiagos, aš dėjau, kad suspėsiu šitą. Nors jeigu jūs kantrybės turėsit, galėsiu baigti iki galo. Ir ką mes padarom, mes bandom tą imitaciją iš savęs įstatyti. Nu, daleiskim, pradedi kažką, paimkim materialioj platformų, neimkit jokių religijų, nieko. Nu, kažkokia sėkmė atsitinka žmogui gyvenime. Kas turi pažįstamų, gal teko, žmogus gyvena skurde, staiga arba laimi, arba kažką uždirba, atsiranda kažkokia gyvenimo motyvacija gera. Ir jisai toks pasidaro linksmas, toks patenkintas tuo gyvenimu, ir jis tada į tave taip žiūri, kaip į kokį, žinai, tokį kitokį, durną tokį galvoti. Bendrystė ta nutrūksta, nes jis su tam neturi ryšio. Jis tada reiškia, pradeda gyventi savi apgaulėje. Jisai pateko į tą zoną komforto, bet jis pamiršo, kas jis buvo. Ir kada jisai pamiršo, jį apima tai iliuzija. Tai lygiai tas pats veikia ir su tikėjimais visais. Kai mes papuolam, pradedam kartot mantrą, mes pradedam mąstyti, ne kad mes Dievui dėkoturim, ne kad mes Dievą šlovinturim, ne kad Dievui lenktis, ir kad jis suvok, bet mes tą pradedam mąstyti viską savanaudiškai, vis tiek eina subtiliam lygmenį. Neįsisukam iš to.
Čia tokių yra, aš nenoriu asmeninti tų dalykų, žinot, bet va taip valimant iš grubios tos platformos labai daug, tai galim pasakyti, daleiskim, jeigu ne vėl taip iš nesako, galbūt, bet iš milijonų ten vienetai mane pažintų, už tų pažinusių vienetai tik tai išvis supras visą tą esmę. Tai va, iš to ir išsirutuliuoja. Ir va, aš įdomų tokį dalyką dabar paruošiau. Praeitą paskaitą skaičiau tenai daugiau tokius detalės, tokias irgi, šios detalės irgi šią paskaitą eis, bet aš paruošiau tokį įdomų dalyką. Čia nežinau, ant lentos gal geriau bus rašyti, nes čia labai sunkiai, nors mes čia visi kaip bus patogiau. Nežinau, ar tils, tą lentą reikia pakers. Taip, būtent aš esu žymėjęs, esu, va, iš ko paskaita susidarys, įdomų tokį dalyką. Čia praktiškai kas ir vienas įdomus momentas, nepatikėsit. Pas save viduje aš pastoviu tokią meditaciją, aš kaip sakau, aš gyvenu per psichologinę prizmę. Ką reiškia, tai aš kiekvieną situaciją labai lyginu. Kartais aš pavėluotai ją sulyginu, kartais ant kažko aš užpykstu, bet po dienos aš atsimenu tą užpykimą ir aš jį suanalizuoju vis tiek. Kartais aš po savaitės jį atsimenu ir aš jį suanalizuoju ir aš paskui patiriu. O kartais aš tą pačią minutę jį suprantu. Tai aš kaip tą pačią minutę jį suprantu, iš karto apimo laimė. Laimės jausmas. Tai aš paskui papasakosiu, dėl ko čia viskas vyksta. Čia labai įdomu. Čia mes praktiškai galim pastoviai laimingi būti, bet mes nedirbam su tuo. Suprantat? Aš gal taip rimtai kalbu, nes... Ir va, įdomus momentas. Mes žinom, aš pabliužyti geriau nežinau. Kaip jūs sakote? Pabliužyti. Gal. Viršų. Kreivai, aišku. Čia pasibrėžysiu aš pirmą tai, susibraižiau, kad žinočiau, kiek ko yra. Dabar čia, kur ir praeitą kartą kalbėjau, gal aš tik rašysiu eteris. Eterį gal rašysiu, taip trumpinsiu, nes netilpsim. Eteris, čia kūnas. Žinot, dėl ko aš taip darau šitą rašymą? Todėl, ką aš dabar kalbėsiu, jūs 10% tik tai paimsit, o ką aš dabar surašysiu ir pamatysit jūs 30%. Vizualizmas, tas labai daug ką sudaro. Paskui astralas. Ir čia po to man ir viršų netilps ta lenta, bet aš taip ir galvojau, kad čia reikėjo, po to gal pasidarysiu, kaip ir tas skaidrės, ten bus. O tas matosi, o tas intelektas. Čia gal trumpiš. Intelektas. Eteris, nu čia vienu žodžiu tie ingredientai. Intelektas, gal viską užbaigti tada. Ego, siela, paramatma, ir mes žinom šitą dalyką čia viršui galiu. Bhagavanas. Čia jau jum tai jau tūkstančius kartų girdėję. Žmogus irgi gal vis tiek domisi, tai tas dalykus visus čia gal. Dabar vat, čia susigrįžau dėl to, kad šičia kūnas kinta, kai gal raidę rašau, nesutalpinsiu nieko, nes nebent taip. Kūnas kinta, astralas, po to eina eterinis čia kartu prie kūno eina, astralas jisai emocija. Aš čia po to pradėsiu jau aiškinti, tą viską dabar nusibraižau ir paskui bus aiškiau pamatysit. Astralas, tai yra emocija, po to gal paaiškinsiu, čia tikrai dabar ir šau netilpsiu surašyti toks įvaizdis, nečiau, sakau. Astralas, po to protas,
maištauja. Mes žinom, kiek pas mus būna tų minčių, kaip okeanas, irgi tas, kaip paminėjau, iš jo traukiam tenai, kaip sukūrinė vonia. Aš po to šitą kaip jau baigsiu, aš čia pradėsiu aiškintis tą samsaros ratą, kaip mes iš jo neišeinam ir kas vyksta. Aš aiškinu, čia teorijos labai daug bus, praktiškai tai aš čia praktikai pradedu bandyti gyventi, iki praktikos man čia toli. Esu išjautęs, aš paskui papasakosiu, kas su manim vykę yra anksčiau, nes žmonės kažkaip visi tokius dalykus slepia daugiau, aš tai kaip nemėgsiu tokių dalykų. Apie tą nušvitimą papasakosiu, dėl ko jis įvykęs, man jis asmeniškai buvo, aš jį patyriau, būtent vedas praktikuodamas prieš 15 metų atgal. Mėnesį laiko ta patirtis buvo, tai už tai mane taip pat... Ne, nes ta atmintis dabar tiek išlikus, tai jeigu tą įgavus tą nušvitimą vadinamą, tai nieko nereikia. Absoliučiai, tu laisvas nuo visko, absoliučiai, nuo pykčio, nuo geismo, nuo neapykant, viskas kas yra, nuo pinigų, nuo namų, nuo visko, nes tu neturi jokio trūkumo, absoliučiai tau nieko netrūksta. Ir aš paskui aiškinsiu, aš čia noriu išaiškinti, dėl ko mes to negalim pasiekti. Ir aš paskui paaiškinsiu, kas su manim vyksta dabar, nes aš sakau, praktikas iki kaulo smegenų, praktiškai nes jau man nusibodė visą šitą, žinai, kaip žmogum esi ir pastoviai nepatenkintas gyvenimu, kažkokia nesąmonė, negali būti. Protas, po to intelektas, aš čia taip tom dėstelinu intelektas, čia jau prasidės po to, būtent tas intelektas čia. Tai dabar čia įeina ir čia, tai paprašysiu, 3 gūnos. Materialios, čia nerašau, bet vis tiek jau aiškiau bus, ne, taip negu kad aš čia pasakosiu. Eteris, kūnas, astralas, protas ir intelektas ir ego, būtent 3 materialios gamtos gūnos jos valdo. Bet mes šitą įtaką kaip papuolę, iš jos išeiti negalim, uždaras ratas, paskui kitas tas etapas, aš paaiškinsiu kodėl. Dabar gaunasi ego, čia vėl, ir siela. Čia gaunasi pasąmonė. Va, apie ką turėtų paskaita eiti, o aš aiškinu tiek daug. Nes aš negaliu aiškinti apie tą pasąmonę, nes kaip gali pradėti kalbėti apie tą, ko tu čia įmetęs į okeaną vilčių. Pasąmonė. Po to prasideda siela, paramatma ir bhagavanas. Praktiškai čia galima skaityti irgi atskiryje. Taip, paskui paaiškinsiu, dėl ko atskiriai. Ir taip. Taip, čia būtų sa, či, a, jau šitą žinom visi čia. Mes žinom ir kaip mes norėtume čia būti. Bet taip sunkiai sekasi. Ir dabar tas intelektas, tai dabar intelektas tai atsirenka, gaila, bet čia negaliu, paskui dar kartą pakartosiu. Intelektas jis atsirenka, mes gyvenimiškas kažkokias patirtis renkam ir įsitraukiam. Tas minčių vrytį yra minčių, tas, kaip sakyt, sukūrinė, ta tokia kaip vonia galima įsireikšti ant budizme, irgi taip mėgsta visi sakyti, kad jinai kaip suka, tai kažkas, žinai, kaip loterijų, lošimas. 30 iškrito, žinai, o laimėjau. Tai pas mus suka, kažkas, tai kažkokia mintis, nežinom, iš kur atsirado, bet pamastėm, nuėjom į parduotuvę, pirkom kažkokį tai gėlę ar ką, dar loterijos bilietą duot, čia kaip pavyzdys, žinai, čia mes šito netoleruojam, bet mes nusipirkam iš jų milijonas, o čia dabar kaip čia buvo, žinai. Tai ta pasąmonė, tas dvyti iš tų minčių pasaulio įsitraukia į tą didžiulę galybę. Nes ta pasąmonė, tai čia, tai jinai neliečia, iš tikrųjų, mūsų kelias turėtų būti grįžti pas Dievą. Galutinis. Bet čia jeigu aš pradėsiu kalbėti, kaip grįžti pas Dievą, tai jeigu daug žmonių būtų, tai pusė išeitų, nes niekam neįdomu, mes dabar domimės kitais dalykais. Va, ir ta pasąmonė. Dabar tada toliau. Va, intelektas, kad mes prieinam čia, va, tas kūnas, vienu žodžiu, kinta, emocijos, maištauja, atsirenka, va, einam čia šituo keliu 3 materialios gamtos būnos įtaką tą paėmusius.
Ir gaunasi tada prasideda dvasinio gyvenimo pradžia. Čia va, prasideda dvasinio gyvenimo pradžia. Čia nežinau, paskui pasakysiu, čia visi atsiminsit vis tiek. Dvasinio gyvenimo pradžia. Tada yra dar, aš tik dabar pradžią nusiprašau. Taip, čia dabar einu, taip, einam. Čia siela, taigi, vat iki Paramatmos einam, iki Bhagavano galim dabar ir neit, bet galim ir nueit. Vis tiek čia, kaip sakyt, savas ratas, tai pakalbėsim toliau, nors aš pats nerealizuotas tokiam dalykam kalbėti aplamai. Aplamai aš nerealizuotas čia apie šitą kalbėti, bet grinai iš vidaus man ateina tas noras apie tai dalintis, nes neišvengiamas dalykas, nes kas šito nesidomi, tai praktiškai ten apie karmą, kai pradėsiu kitą kartą kalbėti, aš pats įsigandau, bet jūs irgi įsigasite. Kaip sakyt, aš kalbėjau ir pats patikėjau. Tai va, vienu žodžiu dabar šiek tiek primaklinau, kadangi lenta būtų, jeigu taip apversta, man būtų patogiau. Suprantate, negaliu. Dabar gaunas taip, trokšta meilės, siela čia, trokšta meilės. Trokšta meilės, ta siela mūsų, nes jinai pastovi, jinai sat. Jinai pati yra, kaip sakyti, be jokio egoizmo, jinai iš prigimties, jinai yra tyra. Čia, kaip mes sakom, ateina siela patirtį rinktis. Siela jokios patirties nerenka, jau jį viską turi, jau ją rinkti nereikia. Čia jinai surenka tik tai tą, kas jai nereikalinga, atsijo, tą mėšlą visą, suprantate, nes mes panorėjom biškį būti be kažko, ne? Tai mes turim dabar tą vietą ir mes ją labai laimingai. Ir šitie 1 milijardas ar 2 milijardai tų gyvenimų, tas laikotarpis, tai čia yra nelabai didelis. Bet kaip pasigilini, tai nesmagu būtų, kokių invalidų būtų, ar kokių bepročių ten žmogaus kūnė, šunių, katė. Tai man nori įsiaiškinti, kas tu toks esi, kad paskui išeiti iš tenai. Ir va, gaunasi ta pradžia, tai būtent tas intelektas, va čia, ego, praeisiu aš. Taip. Va. Dabar kas gaunasi? Čia mes viskas aišku, čia 3 materialios gamtos kūnos, tai yra neišmanimas, aistra ir dorybė. Jūs irgi girdėjote tos dalykus. Aš čia dėl ko iškart ne prie tos pasąmonės, nes gal daug kas tikisi tos pasąmonės, žinai. Bet paskui mes kaip sužinosim, kas ta pasąmonė, biškį pakeisim nuomonę savo. Pasąmonė tai yra labai gerai, nes ten lobynas visko, lobynas. Mes ten galim nuo milijardieriaus tapti iki visiško ubago, skurdžiaus ir arba nuo visiško ligonio iki sveikuolio. Bet ar sprendžia tai ką nors? Aš tik galvoju, kad nelabai kažką sprendžia visuma, ta tiesa. Kas tai yra tiesa? Ta tiesa labai sunku atrasti, nes kiekvieną mes ją skirtingai matom. Daleiskim, kas susiformavo, nes mes galim net pagal vedą susiformuoti tiesą ir galvoti, kad tai iš tikrųjų tiesa. Bet paskui po kažkiek laiko paaiškėja, žinai, kad žiūrėk, tas kažkodėl tai kažką padarė, ir tas kažko neprisilaikė, o tas va žiūrėk ir pasitraukė, kaip dvasiniai mokytojai būna išeina, tada pusė mokinių kai išloja kokį 1000. Ir visi stebi, sako, o, kodėl jis taip ėjo, buvau pirmoji eilė ten to. Tai va, tos tiesos atradimas, jis yra labai subtilus, nes, kaip sakyt, viena koja ten, kita ten, nes jis turi didžiulę prasmę, o ta prasmė nepasiduoda protiniai ir jokiai loginiai mąstymui, jokiam. Įtakai jinai nepasiduoda jokiai, absoliučiai. Ir va dabar tas, aš šiek tiek primaklinau, jūs čia suprantate dabar ką nors. Aišku, galiu šitą net, o čia patogiau net būtų. Dabar galvoju, kad nesusimaišyčiau. Tai tos gūnos veikia. Ir iš šito rato, kada tos gūnos veikia, kadangi tos gūnos išeina iš Bhagavano, Paramatma, jinai, kaip sakyčia, atskiras aspektas, Bhagavanas, jisai kiaurai persmelkia visas visatas, viską ir paskleidžia tas gūnas. Ir ta maja, mahamaya, vis dėl ko paskleidžia. Jis malonė, čia duoda, jis begalinę turi malonę. Jūs dabar įsivaizduokite, jeigu jisai nepaskleistų ir mums atsiverstų viskas, mes suvoktume prasmę. Mes iš karto, jeigu nebūtų galimybės įsivaizduoti, mes iš karto paliktume kūną iš išgąsčio ir visokių baimų ir visko, nes karma visą suvyniotų, o dabar viskas paslėpta. Tai 3 materialios gamtos kūnos
per tas 3 materialias gamtas būnas mes išgyvenom, Mahamaya paslėpė nuo mūsų visą tai. Nu, pavyzdys. Daleiskim vis tiek, aš dabar skaitau paskaitą, bet aš vis tiek galvoju, kad man viskas gerai. Mąstau, vis tiek niekas nenori nieko blogo, ne? Tai čia ir yra ta Mahamaya. Nes kas gerai, aš vis tiek paliksiu kūną, anksčiau ar vėliau. 50 metų, jau žinau, jau visi palieka, bet iliuzija mane veikia, kad aš dar gyvensiu, vis tiek, pat amžinai, aha. Tai reiškia, šita siela, jinai tai nemiršta. Tai čia jos ir mąstymas vidinis tas ir yra tas, bet kadangi pereina per 3 materialios gamtos būnas, va šitie va visi dalykai, ingredientai, ypatingai ego, jis yra be galo subtilus. Už tai va čia va paslysta daugelis ir bhakti jogų ant šito. Čia va jūs nepraleidžiat. Čia ateinam mes visi ramiai, savo čia kieti būnam labai, dėstum tos pozicijas, kaip ir aš dabar kalbu. Čia daug, bet mažai gal darau, žinai. Ir kada va daeinam iki intelekto, intelektas jau pradeda atsirinkinėti tuos visus, tas būsenas visas žmogaus. Nu, daleiskim pavyzdys. Kažką susimastom veiklą, kažkokią tai veiklą atrasti. Ir mes dabar galim pamastyti, mes galim be jokio intelekto pagalbos mestis ir daryti, ir paskui rinkti vaisius to padarinio, daleiskim, paimus, galvoju, ką čia. Kokį nors dalyką tas, kuris kenksmingas yra man, bet intelekto pagalba aš to, kaip sakyti, neatkuriu, kad jis kenksmingas. Nu, nuo alkoholio, ne? O prisigeria kažkas apsinuodė ir numiršta. Bet jeigu intelektas suveikia, jisai supranta, kad jisai gali kažkas atitikti, jisai iškapsto iš tų giluminių savo pasąmonės net klodų, kad tai nėra gerai. Ir jį praktiškai išgelbė. Tai vat nuo čia, kada pradeda šitas intelektas veikti pastoviai, nes jis irgi atrenka ir blogus, ir dalykus, ir gerus dalykus. Kada jis pradeda veikti pastoviai, tai prasideda, kaip ir praeitoj paskaitoj, sakiau, žmogaus gyvybės formulė. Ką mes dabar darom, tai intelektualiai bandom išspręsti problemą. Nu, tai prieinam prie išvados, kad kažkas tai čia turi būti rimčiau. Negi pastoviai darbas, namai, miegas, seksas, dar ten kažkas. Ir negi čia gyvenimo prasmė tame. Kažkaip tai, nu, nelogiška, tikrai tiek darom, kartuojam pastoviai tą patį per tą patį ir tos laimės kažkaip nėra. Aš nežinau, gal jūs laimingi, bet aš kiekvieną dieną kaip susiduriu ir vis atrandu kažkokį, gaunas toksai konfliktas su kažkuo. Su savo vidum konfliktas pastoviai apmastai, nuo kažko apsigynimas, noras į priekį, kažką tai sumastyti. Va tas intelektas, o čia tam tikrų praktikų būdu, iki jo daryt galima, ką mes darom, kartuojam džapą, aš atsinešiu, kaip tik parodysiu, žmogus gal net nematė. Čia mūsų praktika yra, kiekvienas skirtingai gali, čia nebūtinai tuo pačiu keliu eiti. Nes matot, tų žmonių įvairovė yra didžiulė ir vienam gali tas net nevest kelias. Mane jis atkreipė, aš net sakau, nušvitimą jame pajaučiau. Tai už tai pajaučiau, bet kur jis dingo, klausimas, vat iškart iškilo. Kur jis dingo? Dingo? Taip, dingo. Tai dingo, kaip pajaučiau? Žinokit, kiek buvo mažai? Ne, nesilaikė. Tai ten dar, aš galiu pasakyti, kad ten aš abejoju, ar net nušvitimas buvo, bet gal ten nušvitimo buvo šešėlis. Bet tas šešėlis buvo tiek galingas, kad aš nemoku jums paaiškinti. Aš neliečiau žemės kojom. Aš buvau laisvas, aš žiūrėjau žmonės, man tiesiog iš vidaus aš tiesiog sprogti 10 pusių galėjau, kaip padėti norėjus tiesiog. Skutau bulvės verkt norėjus. Nu, būsena tokia neeilinė visur. Ir ta būsena pastovi, kiekvieną sekundę. Vat kiekvieną laikai šitą, tu jį matai kaip kažkokį patį geriausią pasaulio dalyką. Skuti bulvę, tu verkt nori. Nes ta bulvė tau kaip, toks, nemoku įprasminti šito dalyko, nes neįmanoma paaiškinti žodžiais. Čia kas nepatyręs, tas pats kaip tą klinikinę mirtį aš kur patyriau. Tai kas nepatyręs ir aš aiškinu, tai vieni galvoja, biškai gal, žinai. Tai vėl, tai va čia tas pats nušvitimas, jis man tęsiasi ir žinokit, kaip jis man atsirado ir kaip jis man išnyko, tai grinai paslaptis. Nes kaip jis man atsirado, aš iki dabar nesupratau ir kaip išnyko, gal biškai ir supratau. Nes mintimi čiučiut pagalvojau apie vieną faktą blogai, tik mintimi pagalvojau. Mes kiekvieną dieną galvojam dabar apie visus blogai, bet ne nuo to blogiau uniką, nes mes nieko neturim. Turim tavo savo vidų eilinę, kiekvienos dienos patirtį, vaikštau savo
ir man vienodai. O koks man skirtumas, kas ką apie mane pagalvos, kas ką pajaus ir o tuo metu tas jautrumas įsijungia, tas balansas, ten gal į 9 kokį lygį pasikelia iš tų visų 12 dvasinių, gal ta čakra šitą dirbt pradeda. Aišku, sako, šitą vidurinį daugiausiai paskirsto tas visus į tuos centrus tą. Tai tas išjautimas, aš 2 ar 1 valandą nakties keldavos, aš kartodavau džepą, nemoku pasakyti. Kiekvienas žodis tartas, džepos būdavo kaip laimė, kaip palaima, tiesiog vos ne ašaros eidavo, aišku, slėpdavai. Viską tai slėpdavau, nes jeigu būtų išaiškėję, tai ten faktai pagalvotų arba šturnas, arba nieks nepatikėtų. Žinot, kaip čia ir mes visi tobulėjom, o vieni kitų paskui varom, kad negali būti. Čia tik ateity, tik kažkas buvo pasiekęs, mes visi netikim patys. Kad gali būti čia ir dabar, tai nieks, va tas ir man šitas stebuklas, bet čia aišku, ir kitą dalyką dabar sakytų visi, tu giriesi, tavo ego, ne? Bet tai palaukit, mes tada nesidalinam patirtim, visi užsidarom, sėdim ir viskas. Nes čia tokia, žinai, įdomus dalykas. Ir ten po to dar papasakosiu, kas buvo, dabaigsiu, dabar šitą gal. Ir čia vat, nuo šito dalyko įsitvirtinęs kezėje ir sadgana, čia jau nerašysiu net, čia tiek priežasčių, kad čia eina vienu žodžiu, tai eteris, 3 materialios gamtos kūnos, tas neišmanimas, aistra ir dorybė, ta pati dorybė, jinai irgi mes žinom, jinai geras dalykas, iš tikrųjų, geriau jau tokiam būti, negu iš vis nieko tenai nedaryti. Tai jinai, kas liečia va tuos visus nušvitimus, jinai nieko. Pavyzdys. Daleiskim, kaimynas, aš jį atvežu, pastoviai važiuoju paskaitą ir sakau, va, kas į tave galiu pavežti, žmogelis serga toks ir ten. Ir kartais man čia šį jau daug kartų, dabar pas mane eina, jis ten irgi, ir kitų prisiskaitęs visko, labai daug, jis ten toks labai tikrai prisiskaitęs žmogelis. Ir čia prieš pusmetį ir kiek, ir praeitais metais aš jį vežiojau visur. Ir jis pastoviai pas mane, tik eina. Ir įsivaizduokit, pas mane viduj pajaučiau tokį, biškį, ko išeina, sakau, kiek aš jį galiu vežioti. Pažiūrėkit, kas atsitiko. Ir aš dabar ką pamačiau. Ir aš jį dabar galiu pavežti, ne, va su tokia nuostata, kodėl jis eina. Čia viskas, nie karma, nie niekas, čia nieko, tu net nepadedi tų žmogų iš tikrųjų. Tu mechaniškai jį perveži. Aš jums dabar aiškinau praktiką. Čia praktika, žiūrėkit. Ir dabar aš jau pradėjau kitaip mąstyti. Jau jisai važiuoja, va, galvoju, žmogų reikia pavežti, ne? Pavežti reikia, jau savanoriškai noriu aš jį pavežti, bet pat aš jam nesakau, kad aš jį pavežti. Jau karma. Jau reiškia karma, mane kažkada kitą gyvenimą gal kažkas paveš, jau aš padėjau. Dabar žiūrėkit, kas būtų taip, aš paskambinu ir sakyčiau, Kazį, aš tave labai noriu pavežti. Jau aš užmesgiau karmą. Reiškia, aš jau padariau gerą veiksmą, kuris man su kaupu atsilyginti. Suprantat, va kokia iliuzija mūsų, ir mes kiekvieną dieną darom su kiekvienu dalyku šitą, aš čia tik pavyzdį duodu. Įsivaizduojat, tai mes turėtume, va ta tarnystė ir pasireikšti, va kas yra bhakti jogoj tarnystė, bet kaip iš sunku ją įeiti, aš tai nežinau, be galo sunku. Aš va dar atsimenu su Birutė, kaip mes čia irgi aš kiekvieną dieną praktiškai tom temom tik ir kalbam, tai irgi, iš pat pradžių aš ten dariau ir prasadą, ir viską aš ten, ir viską, ir dabar jau viskas, nustojau, aš viską daryti, jau jinai viską daro, aš nedarau. Matai, jau reiškia, gavus jau toksai primityvus dalykas, vyras ir žmona, tipo, o to neturi būti, mes turim tarnauti, vienas kitą lenkt tarnystę. Aš neturiu nustoti to, kad lauktas man paduos kažkas pavalgyti ar dar kažką. Bet kaip iliuzija veikia, matot? Ir aš galiu galvoti, ar aš atsidavęs. Niekam aš neatsidavęs, už tai, kad aš netarnauju. Čia kaip aš duodu tokius pavyzdžius dabartinius, nesakau, kas buvo prieš 5000 metų, nes mes ten nežinom, kas buvo iš tikrųjų, bet tai patys tyriam tų išminčių, kurie yra iš tikrųjų tiesa tikra. Va, ir gerai aš čia kalbu ar ne? Mums gėda net darosi, žinokit, mes netarnaujam, tai besąlygiškai. Aš tik tai kalbu teoriją. Besąlygiškai nėra tokių, kad šį tarnautų. Taip. Bent jau šitam kambarį. Šitam kambarį tikrai. Taip, ir ką aš noriu pasakyti, tokį dalyką. Šventieji būna, tie tarnauja, o nėra žmonių mažai labai. Mes mokomės, va čia yra mokslas. Netoli visiems. Jo, teisingai. Bet sako, jeigu nori vieną gerą savybę, žmogus turi gali jau būti šventas ir iš jo galima padaryti šventą. Padaryti galima, bet jis nebus šventas. Žiūrint, kaip suprantu. Galima. Padaryti galima, mes galim jį padaryti šventuoju, stabu pasistatyti,
bet jisai nebus Ne, jis šventas. taip pat turi norėti. Va būtent. Taip, va, teisingai. Teisingai, nes niekas už mus nieko nepadarys. Kaip ten lauk, kol Dievas, va, kaip paremta daugelį tikėjimų, kol visi laukia arba prašo, tai čia. Ir va šitą, kai papuolam, mes prasideda ta vadinamas satkana, įsitvirtinimas askezijai. Ką reiškia askezijai? Tai nebūtinai kažkokia religinė veikimas, dar kažkas. Askezija gyvenime būna, mes kažkokią darom. Tai tarnystė irgi savotiškas. Taip, tai va čia apie tarnystę dabar prasideda. Savotiškas toksai noras kažkam padėti, kažką tai padaryti. Nu čia mes galim kalbėti religinę kalbą, tai tarnystė Dievui gali prasidėti. Intelektas. Bet kas įvyksta, pasižiūrėkit, kas tarp jūsų stovi. Intelektas, ego ir siela. Va. Jūs turbūt irgi daug kažkur čia žinot tų žinių, nes nevaikščiotumėt. Ego. Va. Ko jis čia atsidūrė? Kodėl jis būtent čia? Ir jis čia būtent yra, keista net. Kodėl jis ne čia? Čiagi geriau paliktų jį. O dabar ego jisai saugo, kad mes nepereitume taip lengvai. Ego. Ką reiškia? Nu, paimkim pavyzdį. Daug labai pasaulyje yra žymių visokių žmonių, kurie po to kažkokiu įdomiu būdu kažkur tai puola į kažkokią tai prarąją. Grįžta kažkokią savybės. Nu, neminėsim tam vardais, bet ir mokytojų žymių yra, kurie po to eina. Tai va tas ego, kada eini dvasiniu keliu kažko, dvasiniu, kada tu išjauti, jau pradedi po biškį išjaus kažką, ne? Jisai pradeda gaudinėti. Subtiliai. O tu gali pradėti galvoti, kad tu kažkuo ypatingas. Kažką darai ir kada tu tai pradedi galvoti, jau čia reikia bėgti iš karto nuo to, nes niekada tu nebūsi niekada ypatingas. Kaip asmenybė, kaip dvasinė siela, tai tu yra labai ypatingas, bet kaip šitos visos kūnos paėmus viską, kas valdo mūsų protas, intelektas, astralas, kūnas, čia jokios ypatybės nėra, nes viskas laikina. Ir mus paklaidina ta iliuzija, kad mes ypatingi. Kodėl čia tai padaryta? Juokas paima, žinai, kaip yra Petras, prie tų šventų vartų, kaip stovi ir ne visus ten įleidžia, ne? Nu tai čia, kad nereiktų tam Petrui vargti, tai jį ego pastatė čia žemė, vietų širdį pas mus, kad nereiktų ten paskui prie vartų aiškytis. Kaip žinai, pas mus būna policija, prokuratūra ir teismas. Tai va, prokuratūra. Nu tai čia va, visa ta sistema sureguliuota, kad tam mikropasaulyje mūsų, nes čia vietų įsiaiškitume. Įsiaiškikit, sako Dievas, jūs čia tarpusavį, paskui jūs kreipkitės pas mane. Tai mes pradedam čia aiškytis, aiškinamės, aš jau 22 metus aiškinau. Niekaip aš įsiaiškinti negaliu. Buvo kartelis va čia va, pabuvojau, davė, nušvitau, pasižiūrėjau, stebuklas kažkaip fainai. Bet va šitas va paėmė, suveikė, jisai subtilesnis už intelektą, už sielą, aišku, jis nesubtilesnis, bet už intelektą subtiliau jisai veikia, todėl įgauna tą intelektą. Ir tu vėl nusiriti čia ir net kartais, bukšti. Aišku, keterio nenutrenti, nes iš karto jau vaikom į kokį katiršt. Nes čia astralas, daleiskim, čia jau trečia čakra, jeigu įman. Tai gyvūnai, aukščiausia gyvūnų čakra, tai čia tai. Nu, bet čia pagal astralas tas yra pas visus, jisai pas žmonės, nes kaip emocija, nes vidurinėse planetose gimė dėl to, kad kažkokia aistra, emocija yra, kažkoks gyvenimo polikis, žinai, kad kažką išgyvenam tokio. Norim įspūdžių visokių, gerų ypatingai norim, bet kažkodėl norim gerų, tai pastoviai kažkas tai pakiša koją ir pakiša. Tai, vienu žodžiu, tas intelektas ir tada prasideda kova, va čia va prasideda darbas. Va dabar, va, kur mes susirinkę, tai mes va čia va ir dirbam. Jūs negalvokit, kad aš čia kalbu, kad mes čia visi tokie nabagai ir va. Tai mes va čia va dabar ir dirbam, va čia va mes intelektų ir bandom čia va vis lipti, bet iki čia turi šitas vis patrukdo, tai mes čia ir pasiliekam. Iki čia dainam, čia va sukamės daugiausiai va šitam pradė. Tai maždaug radža būna, satva būna į tą įvyką, žinai. Nu tama ten, čia sunku pasakyti, nes tos būno, žinot, kaip spalvos, jų daug yra. Viename, daleiskim, aš negaliu pasakyti, kad aš tam būnu, nebūnu. Būnu. Šiandien, daleiskim, pamiegojau, tai irgi tam būna kelintą atskiriau. Kokia 6, neatsimenu. Tai va, irgi tam būna, o šiaip, nors praktiškai 3 atsikėliau, bet paskui vėl taip atsiguliau. Nu čia, žinai, kad paaiškinti tą veikimą, to proceso. Po to įsitvirtinimas askezėje. Dabar kas gaunasi?
paimkim dabar čia praėjom, mes askezę pradėjom tarnauti, nu visur, kur einam, visur tarnaujam, ne? Tai tarnystė nebūtinai kažką pernešti, arba padėti, arba vežti, arba dar, kad tarnystė yra protinė, protė, širdį, va, galvot gerai irgi tarnystė. Tai leiskim apie kažką gerai galvoti, net apie patį priešą kažkokį, kur buvo kažkas mums blogo padarė, tai mes paimam jį pradedam gerai mąstyti, iš tikrųjų gerai, ne šiaip savo, kad melo būdų. Jau čia prasideda tarnystė, tai reiškia, tu pradėjai tarnauti. Tai įsivaizduokit, o sielos prigimtis yra sat, amžina. Čit, pilna žinojimo ir sat, čit, ananda, ir palaimas, ir siela, ir paramatma, ir bhagavanas, tą patį turi, tas pačias savybės. Jos yra vienos prigimties, jos yra kaip brolis, sesuva ten ir taip toliau, ir jos viena su kita sąveikauja. Tai vat, vadinama ta paramatma, būdėdama, va čia dabar, kur daeinam iki to, tai dabar gaunas tokios pabraižęs iki šito, tada, kad nenorėtų. Įsitvirtina bhakti, skonį ir pastovumas. Va čia va mes įsitvirtinam tarnystį. Aš čia kalbu jau ne apie tą tarnystę žemišką, kur mes norim kažkokių, kad aš vat pakasysiu nugarą ar panešiu tašę, gal tu man ten paskui ką nors turi. Bet apie tą tikrąją tarnystę, kur vyksta jau dvasinių lygmenių. Tai jau subtili. Tai vat apie ką miniu, kad nepanešti, nepadėti. Čia irgi įeina į tai, bet apie tai, kad protų tarnaujam tiesiog. Nu čia aukštas lygis, aišku, bet aš dėl ko, aišku, jisai būtinas yra, nes jeigu šitos visos nesudėliosim, mes nesuprasim to mechanizmo. Taip išoriškai. Va, ir gaunasi tada tarp šitų, tarp ego čia tarnystė, viskas gerai, čia jau palaimą daleiskim. Tarp ego ir sielos čia yra pasąmonė. Kas dabar ta pasąmonė? Aš praeitą kartą kalbėjau, štai aš va šitą dabar surašiau, kad pradėt nuo to, ką aš baigiau. Kaip jūs manot, va praeitą kartą sakiau, gal atsimenat, kad daug kas, aš anksčiau irgi kažkaip pamąstydavau, dar iš senesnių laikų kažkaip buvau susimaišęs ir galvojau, kad tai jau čia Dievo kažkoks, kad Dievas kažką tą pasąmonę. Čia yra viskas, kas sudėta per visus gyvenimus. Visus trilijonus, trilijardų nuo Brahmos, kada jūs tik papuolėt čia į šitą. Tai dabar klausimas, toks mažiukas, kur čia sutilpo? Tai va žiūrėkit, yra kaip į kompiuterį dabar yra gebaitai, tai čiūčiukas. Mažėja dabar va tokį, net yra įsikiši ten 16 rimdų net, ten sutalpini viską. Tai pas mus kaip įsikiši, tai trilijonas telpa į va tokį čiūčiuką, mažiuką. Ir va ta pasąmonė, tarp tos sielos ir ego, ir įsitraukinėja tuos visus dalykus. Dabartinė mūsų būsena tai yra jau proto aptirta ir iš pasąmonės ištraukta mintis, nes kitu atveju, jeigu jūsų pasąmonė dabar nedirbtų, jūs nepaeitumėt. Arba į tualetą nenueitumėt, net arba namo negrįžtumėt, nes būtų šakės. Visi šitie dalykai, iš kur jie atsiradę, tai jie yra iš pasąmonės. Jie gali sekundės greičiu atsidurti, gali po metų atsiras, gali po... Čia yra ir gydymo sistemos, aš pats gydausi. Savai, nepatikėsit, žinokit, čia nesigiliu nikiek. Nes va, žiūrėjau, aš jums pavyzdį galiu parodyti, Birutė gali patvirtinti. Vaikam 3-8 temperatūra per 2 valandas nėra. Va. Arba daleiskim pas mane kažkas buvo atsitikę, nu aplamai su organizmu. Aš, nu čia yra, nėra taip paprasta šitą patirti iš karto, bet ir viskas dingo. Nėra sudėtinga. Ai, žinot šitą, ne? Tai va, čia tas. Ir praktiškai va tie dalykai yra išsitraukiami iš tos pasąmonės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jum tada ateina tokia mintis, ne ta mintis iš proto, bet tokia vidinė mintis, kada jūs pradedat veikti. Nu, imkit pavyzdys, reikia keltis kokią 5 valandą, ne? Ir niekaip negalime atsikelti. O kartais būna, kad paimi ir kai laikrodis. Teko kada patirti šitą patirtį. Tai įsivaizduojat, jūs kažkurio momentu antiek patikėjo, kad jūs tai nori daryti, kad jums tą laikrodį pasąmonėje nustatė ir jau viskas. Ir jau nereikia to paprasto laikrodžio ir kelsitės.
Bet jeigu jūs to netikit, jūs to nenorit, jūs tai ignoruojat, arba jums tai nebūtina, arba ne jūsų tai kelias, nu aš čia kalbu tik pavyzdžius, sakau, dėl to kelimusi patys. Jūs ir nesikelsit, ir pramiegosit. O jeigu jūs tik užsiprogramuojat save, tą pasąmonę, tai automatu, man tai buvę, ne kartą, aš kiek kartų užsiprogramuoju, daleiskim aš dabar kaip tas smulkmenas, sakau, cukraus. Viskas, jis pas mane jo nėra. Aš arba metu, arba aišku, ten saldumynas, tas vis tiek kartas. Bet to balto aš viskas nenaudoju. Nuo 6 aš nevalgau. Iš kur tai? Tai kaip čia kiti kančios didžiausios. Nuo 6 nuvažiavau autoservisą vieną, žmonės. Tokie pilvai, vos atsikelia, jaunas mano metų. Ką tu, sako, kaip tu? Oje, nuo 6, sako, aš 10, dabar grįžtu, taigi pavalgyti, reikia man kotletų privirs, bobos, sako, Jėzus, tai taigi pradėjau. Toks žinai rimtai, tai aš jam norėjau padėti, bet tai ką ten, kol jis taisė mašinas, viską jam labai įdomu pasidarė, bet čia padėti, prašiausiai turi labai daug praeiti. Ir įsivaizduokit, tai kitam nuo tų 6 nevalgė, tai tragedija, čia jam kaip pasaulinio masto koks. O man visiškai kaip natūralus dalykas viskas, nes aš į pasąmonę viskas jau tą čitą stačiau, paskui pasakosiu, kaip tai vyksta. Čia įdomu, čia yra karma, iš tikrųjų, bet karma tai apibendrinu, karma tai yra Jėzau, ten Jėzau. Čia pažint, net Krišna lengviau negu karma, žinokit. Karma aš tai statyčiau ten kažkur ties ego, jeigu šiaip jūsų grafike. Kažkur faktiškai su ego sulyginčiau, ne? Jo, nes tam pačiam lygmenį jie stovi faktiškai ir neleidžia kilstelėt, ten kur reikia. Taip. Karma tai yra, pati va čia karma tai yra, ir aš paskui dar vieną lapą tokį turiu, aš paskui papasakosiu, kaip tai vyksta. Noriu dabar davaikščiai šitą, kad nesuklyščiau, nors aš nes paskui kartais kalbu, praleidžiu kažką ir pamirštu grįžti, kad labai daug kalbėti noriu, bet iš to daugumo. Aha, tai čia tas ego ir kažkas, ta pasąmonė. Tai tas pasąmonės lobynas, kuo jis yra labai svarbus. Įdomu, gal žmogus gali pasakyti, kuo jis svarbus. Jisai irgi yra materija, tai čia nėra jokios dvasios iš tikrųjų, bet jisai labai... Čia patirtis, visa kas sukaupta yra faktiškai viskas. Kiekvienas žmogus turi turėti, jeigu grubiai tariant, antenas. O jas prisiaugint, atsiaugint, tai čia tai yra karma, mes atidirbinėjom visą. Ar turėjom blogai, darėm, mintim, užsikabinom, paskui turim grįžti, prisikabinom kažkokias prievolės savo. Visą gyvenimą. Tai darom, atitinkamai, antenos arba yra, arba nėra. Tai už tai ir sako, gali būti jogų, bet jeigu tu neturėsi tų antenų, tu niekados neperėsi į kitą būstą. Jo, ir va. Gražins tave atidirbinėt vėlgi pasaulį. Teisingai labai. Kiek nori. Bet yra vienas toks įdomus momentas. Žiūrėkit. Pradėkim daryti tai nuo smulkmenų. Čia daugiau ir praktikos mes čia dabar darom. Žinai, ne vien tik teorijos, tai čia šitos pasiklausęs, bet man net netelpa į galvoti, bet nepadeda man. Padeda tiksliau, bet, reikia praktikos. Dabar ta pasąmonė, jeigu jinai viską turi, tai jinai turi reiškia ir labai gerų dalykų. Jie turi net ir dvasinius visus dalykus, ne? Patirtis. Kažkada mes gal vienuoliai buvom, kažkada gal kokį budistai buvom, gal kalnuose net meditavom. Gal mes buvom pažinę tiesą absoliučią, gal mes buvom priėję net su Paramatma bendravom, gal mes buvom nušvitę, ne? Bet kažkodėl čia. Tai pasižiūrėkit, mes iš jos galim įsitraukti tos dalykus. Irgi, kaip galim įsitraukti bet kokią nelaimę arba didžiulę laimę. Čia apie tas nelaimės ir laimės, tai atskira tema visiškai, nes ten iš vis. Ir vienu žodžiu, kiekviena kaip smulkmena suveikia tikėjimo, ne? Daleiskim, kas dabar patikės, kad jūs uždirbsit per metus milijoną? Daleiskim, paimkim, paprastas žmogus, eilinis neverslininkas, ar patikėtumėt, kad jūs galite uždirbti milijoną per metus? Matot? Dabar pamatysit, kokia paslaptis ir galėsit namuose pradėti dirbti. Aš tai dirbu su šito, bet su smulkmenom. Tada jeigu aš pradėsiu dirbti su tais stambiais, aš paskui galiu tikėjimą prarasti. Tai reikia pirmo pradėti. Tai aš tiek patirties turiu smulkmenų, kad patikėkit. Aš ir kitas paskaitas gal pakalbėsiu. Vienu žodžiu, iš tos pasąmonės, jeigu jūs tikite 90% ką daro, jūs nieko nepasieksite.
reikia 100% patikėti, ką darai, tai tu gali viską pasiekti praktiškai. Va kaip Bilas Geitsas arba šitas, kur Apple sukūrė viską. Ir jie ten pastoviai kažkur tai medituodavo, kažkokį darbą, čiut ne po 12 valandų, kaip tas akordionistas Marijus, ne? Martinas, vat, pasižiūrėkit, tai po 8, po 10 valandų groja be problemų, tas kur pasaulinio masto, tas bus jau ten Amerikų, kur išvažiavė. Ir praktiškai jisai ištraukęs tą, bet vat kaip labai teisingai, kaip jūsų vardas? Vilius. Va, Vilius labai teisingai pasakė. Yra toks vienas momentas geras, čia nemirtingas, jisai mus ant tiek išdūrė, kad tu gali pasiekti kažką, tapti ir milijardierium tapti. Bet man toks juokas paėmė, žiūrėk, Bilą Geitsą tą visi žino, tai naudoju, nes dabar jo naudojame čia visais tais instrumentais. Dabar paima ir elektrą, dingsta kokiem metam, absoliučiai visoje planetoje. Bilo Geitso biznis nueina į tualetą. Viskas. Jis tampa nulis. Ir pinigai viskas nulis. Tai va, žmogus ką ir pasakė. Nu čia biški tokia mechaniška gal patirtis pasakyta tokia. Nes, matot, nepriklauso ta laimė ir pasiekimas nuo jokių aplinkybių. Tai net iš pasąmonės įsitraukus tą patį geriausią, tu dar nereiškia, kad tu laimingas. Nieko tai nereiškia. Va, ta pasąmonė. Bet jinai yra labai galinga. Juos dėka mes galim valyti, va, tas meniu cukraus ir nevalgom iš jų, dar daug, ko nedarau ten. Nenoriu iš jau pasakoti, nes pasakysiu čia. Atėjęs savo propagandą kokią. Apie save. Ir vienu žodžiu, taip iš čia mes įsitraukiam kažką, va, ką norim. Ir dabar ko aš galiu trokšti. Nu, pastoviai atsimenu mintis kildavo man čia. Dažnai iškildavo. Ir dabar iškyla kartais būna, noris praturtėti, žinai, nu, kažkaip atrodo tą laimę su turtu surišta, noris tų pinigų. Ne? Bet paskui kaip gilėjau gilinės į tas karmos dėsnius ir viską, paskui žinai, kad pagalvoju, kad taip negerai tiesiogiai galvoti, nes tų bagų irgi nebus. Bet tai kad esmė, tai ne tame. Tai ne tame. Čia va 50 metų, viskas, jau tuoj tu keisi šitą aprangą, eisi prie kitos aprangos, tu aprangas ir paltas va mano pasinešiau, šiandien dar pasivaliau, užsidedu, viskas, jis laikina, viskas laikina, taip kad ta patirtis neleis mums džiaugtis. Kaip tik sukurs kažkokias kančias, psichologinės viską. Man užtenka, va, pasižiūrėti mano draugą vieną verslininką, su juo bendrauju, Virginis Nausėdau. Čiūda, jis pinigų turi milijonais, jis pakreipęs galvą, jis net pamiršta, kur ką deda, jis eina raštelį ten, padeda ten, jis net pamiršta, ką daro, jis ant tiek pasinėręs, jau jisai įtrauktas ir jis negali iš to rato, jis neišeis. Ir jisai taip eina ir sako, nesitikė, žinai, sako, kaip čia man taip gali būti, o čia jis praeitais metais, ir tada sako, nesitikė, ant tiek tai pinigai eina, eik tu savo. Ir sako, minų, pinigų žmonės neturi, sako, tai neperka to namų, žinai, sako, pinigų neturi. Eik tu sako, jisai netiki, kad nieks pinigų neturi, nes jisai nespėja. Jis va tokiom krūvom nešiojas kiekvieną dieną, užvakar užėjau irgi tokios krūvos, dėliojas, jas ten neša kažkas, tik eina, aš taip žiūriu, žinai, aš jam per daug nepasakau minčių šitų, jis nepažįsta. Ten sakyti, su nekilnojimu kreditu. Neprašau, bet aš taip žiūriu ir matau karmą. Gerą karmą, tą vadinamą, labai gerą. Ir aš taip stebiuosi. Ir aš taip nusijokiau viduj savyje, aš realizavau, kad tai ant tiek laikina ir ant tiek juokinga. Aišku, ne tai, kad tu kartais gali pagalvoti, pasipriešinti tam reikalui ir galvoti, kad va, aš to neturiu, aš pavydžiu. Ne? Nėra nė trupučių jokio pavydo, nieko, bet ta realizacija giluminė, kad ant tiek laikina atėjau, kad neįsivaizduoju, man kaip netobulėjau, čia buvau atsitraukęs, tai man sugrįžo ten visos tos karmos atraraštą, viską. Ir dabar vėl taip atsiskleidžia ir aš išjaučiu tą visą būsinas, tas gerasias, tos karmos. Ir kai pasižiūrė šitos, kurie džiaugiasi tuo, ko neverta džiaugtis. Nu, ten, tu džiaugiasi kažkokiu momentu, negi nesidžiaugi dabar namuose grįšiu šiltą, nu tai fainai, tikrai, negi aš durnas būčiau, jeigu nesidžiaugčiau tuo, kad namus turiu. Nu, tai nesidžiaugia, gal nesidžiaugti tai, kas papuola po to, va, jis sakšit ir ananda. Tai yra kaip siela pradeda saveikaut, va čia, va, kaip tik vadėjau, dabar, va, iš tos kalbos čia daug prakalbėjau. Va, čia man labai sunkiai, va, pro šitą vietą sunku praeiti. Va, kaip sakė, žmogus. Čia, va, tas ego, ta karma, jinai, kaip sakyt, susibalansavus į vieną tą vietą. Čia, va, po to gal aš kaip kitą jau pradėsiu, pabražysiu šitą tą netinkiu. Bet aš toliau noriu baigti.
būtų daugiau salė, gal toliau nekalbėčiau, nes kiti gali ir nesuprasti, žinai, čia daugiau Dievą reikš. Nes to Dievo nieks nepripažįsta, nu pasakykite, ar pripažįsti kas nors asmeniškai. Nes jas kaip už asmenį vis tik priima kaip už kažkokį aspektą personalų. Ir kada pradeda sąveikauti siela su paramatma, siela tai jau yra amžina, pilna žinojimo ir palaimos. Kaip sakyti, pas jas sklinda tas. Ir tas žinojimas, ta palaima yra nematerialus. Aišku, yra sat, šit, ananda, sat, yra sąmonė. Sąmonė jinai nemirtinga, jinai amžina yra. Kaip jinai įsitvirtina į kūną, tai mes ją nešame su siela kartu. Eina. Ten budizmas šitą va gerai. Gal jūs budizmu, ne? Ta praktika. Nes, matai, aš daugiau pagal Vedą, aš čia pasakoju, pats tą praktikuoju, tai nenoriu. Aš įvairiuos skaitau labai. Ai, aš irgi. Aš bendrinu viską. Aš šiaip su psichologija viską labai stipriai ryšu, bet dabar jos nenaudoju, todėl kad jinai, psichologija, tai aš galiu pasakyti, tai tik mažas įrankis. Šitoj visoj didelėj erdvėj, psichologija kas yra? Aš ten, nežinau, kiek aš ten šalyje. Psichologija tai vadinu tokia programos įkrovimas, tam tikros programos. Taip, va, 100%. Nes matot, kas yra, žiūrėkit, dabar kepenis mano. Kepenis. Žiūrėkit, kepenis, jinai reikalinga, nes jei nebūtų jos, tai čia išvis būtų šakės. Kepenis suskausta, ne, ir aš gydausi. Bet priežastis kepenų ligos gali būti kita. Ir aš gydaus ir kažkas tų vaistų dar man pradeda byrėti. Bet aš užmalšinu kažką ir kepenys laukia savo tos ateities, to subyrėjimo. Po 10 metų jos cirozė, kokia mirtis. Aš jų neišgydžiau, reiškia, tai psichologija tą patį daro. Protas prikemša, o tu pačios esmės neįsprendi. Esmė tai neįspręsta. Kiekvienas energetiškai pirmiausia pažeidžiam save, o paskui organas jau jis pradeda. Energiją sugadinom toje vietoje ir paskui gavom ligą. Tai čia yra sudėtinga iš tikrųjų. Gydytis galim kiekvienas. Kiekvienas turim rankas, kiekvienas. Tam yra žmogui duota viskas iš tikrųjų. Sąveikaut. Čia pradeda vienu žodžiu 3 gunos. Pasąmonė ir čia šitą nandą, va, įeina šitie 3, tai yra paramatma, Bhagavanas. Bhagavanas tai jau aukščiausias Dievo asmuo, čia jau žinom mes visi, kaip sakyti, labai stipriai, bet jį suvokti be galo yra sunku, todėl kad ten absoliuti tiesa, visiškai išbaigta tiesa, ten nėra to, kas nepažinta, nėra to, nes viskas iš jo išeina, viskas, absoliučiai, ten nėra nieko. Ir daug kas tą nori absoliutą nuneigti, todėl kad nori patys savo tiesos atrasti, nes jos negalima atrasti. Ką aš dabar kalbu, tai iš čia jau atradęs. Viską, ką aš dabar čia šneku, tai jisai man čia ir duoda kalbėti, nes aš kitaip neprakalbėčiau. Nes jau čia visi šitie žodžiai mano, tai ten išvis nėra ką kalbėti, ten tuščia vieta, bet iš jo išeina. Tai vienu žodžiu ta paramatma, bet kas įdomiausiai, kad mums nereikia ieškoti. Kažkur ten vis kaip sako, nukreipiamės mintis kažkur ir laukiam, kol grįš iš visatos. Visata čia yra viskas. Viskas pajunga. Todėl kaip siela su paramatma pradeda sąveikauti, jos abi čia. Ta paramatma kitaip dar išsireiškim, galima gal pasakyti sąžinės, tas balsas, žinai, kartais mes mėgstam. Nes jinai dar subtilesnė. Siela subtili, čia subtilu, čia iš vis. Ir be galo. Nes iš tų visų dalykų išeina Mahatatva ta visa, čia labai gilus, gal pasiliekam kitiem kartam, nes nespėsim mes paskui vėl. Žinia ne visi turi. Šiaip ją visi turi, bet jau užglušina. Bet užglušina ją. Aš sakau, neturi. Tai jo, tai tik praktiškai tai va, dabar jeigu pradėga, 3 gunos, tų 3 gunų, tai yra neišmanimas, aistra ir dorybė, mes veikiami, stengiamės išeiti, gaunas tas emocijos, kūnas kinta ten, siela tai trokšta meilės, va čia ta meilė prasideda, va ta tikroji meilė, nes dabar ta meilė, kur tai mūsų tokias sąlyginė. Aišku, jinai, viskas čia ką kalbu, tai jūs negalvokite, kad aš čia paneigiu ir noriu sutramdyti,
Bet noriu išsiaiškinti ir aš pats ir, kaip sakyt, kalbėjau ir supratau, ką pasakiau. Žinai, kaip tai veikia viskas. Tai ta siela, va, ta tikroji meilė prasideda. Mes galim pastebėti kartais, va, iš dvasinių mokymų, kaip atvažiuoja, kaip jie jaučiasi. Aš juos iš vidaus išjaučiu, ką jie jaučia, aš pastoviai visus jaučiu, net kai kuriuos net ne tik išjaučiu, bet net ir matau. Tai čia tik paslaptis, šitą išbrauk. Iš sąrašo nešia įrašinėja, aš jau paskui baktai sakysiu, Makadėvas spekuliuoja. Žinai, jie mėgsta sakyti šitą, kad mes spekuliuojam. Jeigu ne pagal Vedas, tai tu spekuliuoji. Jeigu tu nukrypsti pagal save, jei tu ką pasakysi, reiškia, tu negali to sakyti. Nes ne iš Bhagavanų išeina iš tavęs. O iš tikrųjų kiekvienas žodis išeina iš čia. Bet mes kažkaip norim tai padaryti, kad mes per tą ego prizmę norim užžeminti save tam, kad mes pakelt save. Tai jeigu aš galiu sakyti, aš toks niekšas, aš toks durnas, bet aš jūs pagalvokite apie mane, kad aš geras. Šitą sakydamas, suprantate, labai čia yra subtilus dalykas, o tas ego, štai čia baktam šitas užkliūva. O Jėzu, kiek įsižeidžia tų baktų. Parašyk, ką nors šudelį kokį, jis to įsižeidžia, nors ir taponas, bet jis įsižeidžia. Nu, kaip čia gali būti. Nu, nesvarbu, čia eiga. Ne kritika, bet, žinai, mokslas noris išmokti pačiam, žinai, nes aš stebiuosi kartais. Nu ir ką, ir įsitvirtinam, baktai tą paramatmą. Ir čia prasideda tas va dalykas, tušą visą jau išrašau, tas dalykas, tas sačitananda, tai kada mes palaimą jaučiam, pastoviai palaimą, pastoviai. Visur, kur tu tik pažiūri, visur matai meilę. Čia nerealus jausmas, aš va šitą jausmą išjautęs, aš gal trumpai galiu jį papasakoti. Kaip tai buvo, tai aš net neįsivaizduoju, bet aš jaučiu, kad kažkokia tarnystė vyko tuo metu ir matyt kažką aš tarnaut pradėjau iš dūšios.